galvutę nuo vieno ar kito su peiliukais. Na, idealiai tinka ir ant vieno ir ant kito. Daug matėt vyrų besiskutančius tais moteriškai. Jeigu pamatytų gėda būtų, ne? Su moterišku tos sienas bružinės, nei 5, nei 9 turi būti vyriškas, ne? Nors ten visiškai identiškas peiliukas, jokio skirtumo tarp jo nėra. Bet kažkodėl kimba, ne? Cigarečių pakelis, užtenka pakelį padaryti su apvaliais kraštais ir ant jo pripiešti gėlių, vyras jau neima tokių pakelių, neperka ir nesinešioja. Nors ten cigaretė lygiai ta pati yra įdėta, bet labai gerai patinka panelė. Labai gražus pakelis, čia padaryta moterim, sukurta ir panašiai. Žiūrėjau, visi šitie triukai puikiausiai veikia. Ir visi tie aiškinimai, kad čia neturi prasmės, kad čia nieko iš to nebūtų, tikrai neturi jokio pagrindo. Tai aišku, galima šnekėti apie tabako kontrolę labai daug. Faktas tas, kad pasaulyje kontrolės procesas jisai įsibėgėja, yra daugybė dalykų jau padaryta. Ir kas yra įdomiausia, ką man teko išgirsti paskutiniai pasauliniai konferencijai tabako, kad viena iš didžiausių tabako kompanijų realiai svarstė planą, kaip tą verslą mesti visai. Buvo toks laikas po tabako kontrolės konvencijos priėmimo 2003 metais. Kai prasidėjo masinis tų priemonių diegimas šalyse, vienas iš didžiausių gamintojų svarstė realų planą, kaip tą verslą visiškai baigti. Nu, dabar jie susimobilizavo ir taip nebegalvoja, jie stengiasi ir dirba šalyse, dabar jų yra taktika padavinėti valstybės į teismus. Ir jie dabar investuoja į teisininkus ir masiškai bylinėjasi su daugybė šalių. Bylinėjasi ir su Lietuva, kur buvo skirta bauda dėl Marlboro Classic rūbų. Bylinėjosi imtinai iki aukščiausio administracinio teismo, aišku, ačiū Dievui pralošė bylą. Tai rūbai buvo išvesti iš šalies, bet faktas tas, kad jie dabar masiškai investuoja į tokias priemonės. Ir tai yra labai ilgas žaidimas, labai daug kantrybės reikalaujantis ir reta valstybė tikrai sugeba taip laikytis kaip Australai, tai tikrai jiem gerai labai sekasi. Tai gal tiek apie tabaką ir gal jūs dabar patys norit kažką dar klausti ar patikslinti. Tai nenorit klausti. Aš vieną klausimą turiu. Vienoj mokykloje mane irgi ten iš savivaldybės viena moteris atėjo ir jinai, kadangi tenai projektas buvo iš jų ir jie stebėjo. Ir aš pavartojau, kad tabakas tai yra narkotikai. Ir man atėjo ir sako, klausyk, brangusis, viskas gerai, viskas tvarkoja, šneki, bet sako, tai nėra narkotikai. O kas tai yra? Aš dabar tiksliai neprisimenu, man tik tai, kad pasakė, tai kažkas to klausimą galima. Valstybės lygyje, kaip tai yra? Tai. Aš esu. Čia yra psichiatrinės ligų diagnozės. Jos visos yra šifruojamos, koduojamos, turi savo skaičiuką statistiniam apdorojimui supatoginta. Ir čia yra priklausomybės ligos. Jos taip, jeigu mediciniškai skamba, tai psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį. Ne? Žiūrėkit, šifras F17, dabar jų yra daugiau atsiradę, nes yra mišrių priklausomybių. Tai šifras F17 tai yra psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant tabaką. Tai čia aš jį raudonai nuspalvinau, šiaip sau, nes apie tai šneku, bet šiaip jis nėra nuspalvintas, ten niekaip kitaip yra lygiai taip pat juodai parašyta. Jūs čia matot kur nors nubrauktą kokį nors, pavyzdžiui, brūkšnį, arba yra parašyta legalios ten medžiagos, nelegalios medžiagos. Nėra, ne? Tiškai nėra tarp jų skirtumo. Legalumas ir nelegalumas nieko nekeičia visiškai biologijai. Tik aš galiu susitart, tarpusavį mes galim parašyti įstatymą, ką sumąstė. Galim viską leisti arba galim viską uždrausti, psichikai tai tas nekeičia visiškai nieko. Jinai ir yra narkotikas. Kas, kad kažkam tas pavadinimas nepatinka. Vadinkim kitaip, tai yra psichoaktyvi medžiaga, kuri sukelia priklausomybę. Bus kitas apibrėžimas, kuris sako iš esmės tą patį, bet nieko nekeičia. Tai
Bet žinokit, nereiktų stebėtis, nes aš turėjau labai įdomią patirtį su vienu ispanų šeimos gydytoju. Tai su gydytoju, ne su savivaldybės kokiu žmogum. Tai buvo diskusija, kaip įtikinti šeimos gydytojus padėti pacientam mesti rūkyti, ir ten vienas iš pasiūlymų buvo, kad reikėtų jiem apmokėti už tą darbą tiesiog papildomai, kad jie labiau motyvuotų. Tai tas gydytojas man sako, bet tai palaukit, o kaip čia reikia apmokėti, juk čia ne liga, čia socialinis reiškinys. Tu sakau, jūs kada paskutinį kartą matėt ligų klasifikaciją? Kada žiūrėjot? Aišku, kad šeimos tas gydytojas nelabai svarto tokias psichiatrinės visokias diagnozes, nelabai įsivaizduoja. Tai iš tikrųjų tai ir yra ir narkotikas, ir tai yra priklausomybės sukeliantis narkotikas. Žodžiu, visi klasikiniai kriterijai, žiūrėkit, priklausomybės sindromas, kuris yra aprašytas, jis nėra parašytas, kad taikomas ar opiatam, ar alkoholiui, jis yra taikomas viskam. Nėra jokio skirtumo. Legalumo buvimas nekeičia visiškai nieko. Tai jūs buvot visai teisus, o kad kažkam nepatiko, tai yra to žmogaus problema, tai yra išsilavinimo problema. Nes žmogus tiesiog, nežinau, gal ne medikas buvo, gal neturėjo supratimo, kad kažkam drastiškai skamba, man apskritai viskas apie tabaką skamba, drastiškai ir tragiškai, bet tai ką? Ar galit pakomentuoti, pavyzdžiui, daug pacientų ateina ir jaunų moterų, pavyzdžiui, metančios rūkyti, numečiau rūkyti, pradėjau svorį užauginti. Supratau. Ta prasme, kad vat, ir saldaus noris daugiau valgyti, ir kažkokią alternatyvą. Galiu. Pirmiausiai tai, kad patarti reikia suprasti, dėl ko taip darosi. Yra keli dalykai. Pirmas dalykas tai yra tas, kad nikotinas jisai slopina alkio centrą, sakykime, jisai slopina bendrai apetitą mažinti. Tai kai numeta žmogus rūkyti, tai alkio centras jisai nebėra slopinamas, apetitas natūraliai ūgteli. Dar vienas dalykas, kas atsitinka. Receptoriai, kurie visą laiką buvo slopinami ir žudomi, skonio uoslės, jie atauga ir atsistato į jautrumą. Man labai vienas pacientas patiko, sako, žinai, kokia skani žmonos kiaušinienė pasidarė, žinau, valgau, neatsivalgau, anksčiau tokia nebūdavo. Ir skani, ir kaip kvepia. Tai jūs maistą, ant savo kailio žinot, kad jeigu yra kažkoks skanus patiekalas, tik jo gali daugiau suvalgyti, negu kažkokios ten gal prieskos košės, kur net druskos neįdėjo tokia visai kaip popierių, kur valgai. Suvalgiai kiek alkiai turi numalšinti ir daugiau nebesinori. Tai šitie du dalykai, kai susideda į krūvą, žmogus pradeda ryti tiesiog, jis net nebevalgyti, jis ryt pradeda. O kai pradeda ryt, įsijungia dar vienas mechanizmas. Jūs buvot pas senelius, tėvus per šventes. Žinot, kad sunku būna tik pirmą vakarą. O truputį prasitempia skrandžio senelės. O paskui gali varyti non-stop, ar ne? Jau gali nesustodamas valgyti, ten kad 10 minučių ir praktiškai nieko nebesijaučia, nei ten tempia, nei ten veržia, viskas būna gerai, ne? Tai yra skrandy vėlgi receptoriai, kurie reaguoja į tūrį ir jeigu jūs pripratinat jį prie padidinto to tūrio, kai jūs jį susitraukia, prasideda vėlgi jaučiasi tas atalkis. Tai žmogui ką reikia patarti? Pirmiausia, tai iškęsti tą pirmą savaitę, kol viskas sustos į vietą. Tiesiog patarti jam praktiškai kaip tą dietą pasidėlioti, kad jis neprirytų labai daug, kad neištemptų skrandžio senelį. Ir su tais saldumynais labai atsargiai. Sako, kad ten, žinot, reikia kokius ledinukus, tai nežinau, pasirinkimo reikalas. Gal geriau kokį kramsnuot daiktą, kuris nebūtų kaloringas, nes saldumynas tai jis yra labai ir kaloringas, labai daug žmogus kalorijų gauna, bet to ir dantim nėra gerai, ištisai ten triauškintos ledinukus ir juos valgyti. Nežinau, ką čia susigalvo tokio, galų gale kokią nors kramtomą gumą gali žmogus ten pakramtyti, kur mažiau cukraus yra. Ne visi, aišku, gali, kam ten kokių plombų yra prisegiota labai daug, bet tokių dalykų, praktinių patarimų tiesiog, kad dietą pasikoreguoti pradžioj ir nepriryti bent 1-2 savaitę. Paskui visi šitie dalykai sustoja savo vietą ir tas apetitas numažėja ir nebūna paskui tų bėdų. Ir sako, kad, kitą kartą tikrai sako, aš nepradėjau daugiau valgyti, bet svorio priaugau. Sakau, iš ko priaugot? Prisikvėpavot labai daug žiedadulkių, kur buvot, iš kur atsirado tas kalorijos ir svoris.
Dar noriu pasakyti, jūs sakėt, kad dabar tabako kompanijos labai daug bilinėjasi, keičia taktiką. Tai gal ir organizacijom vertėtų pakeisti taktiką. Matom čia visos tos medžiagos, tiek tabakas, tiek alkoholis yra narkotikų sąraše pas jūs, taip? Tai gal reiktų paduoti valstybei teismą, kad jinai legaliai leidžia prekiauti narkotikais. Narkotikų sąraše nėra. Šitą reikia pasakyti. Nelegalių medžiagų sąraše nėra. Nelegalių, taip. Nelegalių narkotikų nėra. Jo, nelegalių medžiagų sąraše nėra, bet legalumas, nelegalumas yra sutartinis dalykas, kaip susitarė valstybė. Ir yra valstybė, kuri yra įtraukusi nelegalų sąrašą. Tokie yra viena, Butanas. Tai negalima tai nei gaminti, nei parduoti, nei vartoti, žodžiu, negalima visiškai. Yra praktika bilinėjimosi, bet bilinėjasi paprastai ne su valstybė, o su kompanijomis. Bet didžiosios kompanijos visą šitą žaidimą yra pradėję ir Amerika yra gavusi, jeigu nesuklysiu skaičiaus, ar 250 milijardų dolerių išmoką, kad sustotų bilinėjimasis, nes ten prasidėjo masiniai procesai, visi, kas susirgo kokiu plaučių vėžiu, pradėjo duoti juos į teismą ir pradėjo masiškai laimėti teismus. Prapylė ten didžiausi ieškiniai, jeigu gerai atsimenu, buvo kelių milijardų dolerių dydžio žalai atlyginti. Tai jeigu kokie 50 būtų laimėję iš karto, tai jos būtų subankrutavę iš karto. Tai susitarė su politikais ir sumokėjo Amerikos vyriausybei 250 milijardų dolerių, kad nustotų bilinėtis. Ir sutiko. Tai gal pas mus papildytume biudžetą? Aišku, galima. Valstybė skundžiasi, kad biudžeto trūkumas. Yra vienintelė problema, kad tie žmonės, kurie dabar miršta nuo plaučių vėžio, jie pradėjo rūkyti cigaretes, kurias gamino valstybės gamyklos. Ir jų dabar nebėra. Žodžiu, čia yra toks teisinis klausimas, bet iš tikrųjų aš sutinku, kad reikėtų pradėti su jais bilinėtis. Juk yra teisininkų, kurie surinktų medžiagą. Tai reiktų įrodyti, kad šitie du produktai, tabakas ir alkoholis, atitinka visas narkotikų savybes. Tai yra įrodyta, nieko nereikia įrodinėti. Tai tada reikia tai pateikti medžiagą, kad būtų visiems akivaizdu ir teisėjų. Tai tada kame reikalas? Kodėl mes nedarom? Tai čia būtų klausimas iš esmės. Aš sutinku dar, ir aš sakiau, su tabaku yra ta riba užbrėžta, jie brėžia ties 2040 metais, nėra taip paprasta padaryti. Teoriškai net ir uždrausti yra skaičiuojama, kad populiacijų rūkymo lygis turėtų kristi iki 10%, kad uždraudus visiškai tą produktą neprasidėtų nevaldomi reiškiniai. Ne, tai galima jau visiškai neuždraust, duoti receptus, kas jau yra priklausomas, tegu jis dasibaiginėja. Bet tie, kurie nėra priklausomi, kad neturėtų. Aš nenorėčiau tokią receptą. Ir kalio cianidą dalinti taip pat. Ne, tai nenukreiptis nuo temos, kalba eina apie efektyviausią programą. Yra tokių pamastymų, vėlgi, Islandai galvoja taip, kad reikėtų cigaretes pardavinėti vaistiniai. Ir su pasu. Tik vaistinė ir tik su receptu. Yra čia ta idėja. Ir su pasu ir didint sveikatos draudimą atitinkamai. Yra toks tarpinis. Tik pasiūlykit valstybei padidinti draudimo rūkantiem. Iškart sutiktų. Biudžetas gerėtų vėlgi. Čia yra daug pasiūlymų, kuriuos mes praleidžiam, tokie esminiai. Sutinku dariau. Aš tik žinau, kad, pavyzdžiui, kai tik Anglijoje vienas profesorius pradėjo tai daryti, tai buvo atleistas iš visų darbų. Profesorius Natas. Tai aš tai pažinojau kitą profesorių, dabar amžinatilsį, kur aš jums rodžiau tą britų tyrimą darė. Tai jis tiesiog pamirė jau nuo amžiaus, bet jo nieks neatleido, jis buvo vienas žymiausių. Bet iš kitos pusės prieš tokį dalyką pradedant daryti, kaip jūs sakėt, reikia paruošti labai gerą kariuomenę. Reikia paruošti daug ir protestuotojų, ir platintojų, ir darbuotojų, ir neurolingvistinių programuotojų. Ir jeigu mes paruoštume tokį, kaip reikiam, gerą, kad vykdyt karą, reikia geros kariuomenės. Aš galiu tą planą jums pakartotinai pristatyti, kurį prieš metus jums rašiau. Gerai, tai dabar aš manau, kad mes sustojam šitoje vietoje, truputį pailsėsim, be kameros ir galėsim gal dar kažką padiskutuoti tarpusavį. Tai ačiū, kad klausėt.